Pasaulis stengiasi pereiti prie pilnai elektra varomų automobilių. Tačiau ne viskas vyksta taip greitai, kaip įstatymų kūrėjai tikėjosi. Tam reikalinga platesnė stotelių infrastruktūra, įperkamesni elektromobiliai, greitesnis krovimas ir didesnis nuvažiuojamas atstumas. Taigi iššūkių tikrai daug. Tačiau renkantis naują automobilį nebūtina rinktis tik tai tarp benzininio ir elektrinio variklio. Tam yra alternatyva – hibridas. Tai pilnai benzinu varomas automobilis, kuriam padeda pagalbinė elektrinė sistema. Malt hibridas yra tikras aukso viduriukas. Stellantis – tai viena didžiausių automobilių gamybos grupių pasaulyje, kuriai priklauso tokie prekiniai ženklai kaip Citroën, Fiat, Opel, Peugeot, Jeep ir Alfa Romeo. Puiku tai, kad visi šie gamintojai turi ir po hibridinį modelį, tad kiekvienas atras savo tinkamą. Hibridiniai automobiliai gali būti paprastieji ir įkraunami. Apie įkraunamus hibridus papasakosiu kitą kartą, tad kviečiu prenumeruoti mūsų kanalą ir paspausti varpelį, kad visuomet sužinotumėt apie naujienas pirmieji. Hibridiniai automobiliai turi 48 V akumuliatorių, kurio talpa yra 0,89 kWh. Hibridų nereikia įkrauti, nes jie įsikrauna automatiškai stabdymo metu. Tokiu būdu stabdymo metu automobilyje sugeneruota kinetinė energija virsta į elektros energiją, kuri yra kaupiama baterijoje ir panaudojama vėliau. Tame yra ir dar vienas privalumas. Tokiu būdu labiau tausojami diskai ir kaladėlės. Taigi ši sistema yra netokia sudėtinga ir lengvesnė. Elektrinio variklio darbas pasijaučia lėtai važiuojant kamščiuose, taip pat stovėjimo ir kiemo aikštelėse. Elektrinis variklis pasitarnaus, kai norėsite greitai važiuoti į žiedą arba prireiks papildomos galios aplenkti lėčiau važiuojančius. Didžiausias privalumas – energijos efektyvumas. Išmanios sistemos nuolatos analizuoja, kuris variklis turėtų dirbti – benzininis, elektrinis ar abu. Efektyviau dirbantis variklis išskiria mažiau šilumos ir taip pat mažesnį CO2 kiekį. Taigi hibridiniai automobiliai turi elektromobilio privalumų, tačiau nereikia sukti galvos dėl krovimo ar laidų. Kartu su Malt hibridinė sistema Stellantis prekiniai ženklai jau yra aprūpinami 2 sankabų pavarų dėže, kuri yra efektyvesnė, greitesnė ir sklandesnė ekonomiškumo atžvilgiu. Būtent jų viduje yra montuojami elektriniai Malt hibridiniai varikliai. Elektrinis variklis užpildo visas duobes. Pavarų dėžė dirba mažiau juntamai, o turbobenzininis variklis sklandžiau. Taigi apžvelkime, kokius hibridinius automobilius siūlo Stellauto, kadangi pasirinkimas išties platus. Hibridinius modelius siūlo šie prekiniai ženklai – Fiat, Citroën, Opel, Peugeot, Jeep ir Alfa Romeo. Iš mažųjų automobilių, kurių kelionės apsiribos tik miesto ribose, rinkitės dinamišką ir stilingą Peugeot 208. Su liūto nagus primenančiais priekiniais LED žibintais. Na, o jeigu norite kažko minimalistinio ir moderniau atrodančio, tuomet rinkitės Opel Corsa. Jeigu daugiausiai laiko praleidžiate važinėdami mieste, tačiau norite daugiau erdvės, galime pasiūlyti Opel Astra, kuris yra modernus ir stilingas ir taip pat gali būti tiek hatchbackas, tiek universalas. Jeigu norite kitokio hibridinio universalo, rinkitės Peugeot 308. Kuris turi sportiškumo elementų ir aukštos kokybės saloną. Jis gali būti tiek hatchbackas, tiek universalas. Mėgstantiems šiek tiek išskirtinumo, Citroenas gali pasiūlyti C4 ir C4X modelius. Tai crossoverio ir sedano derinys su minkštomis formomis. Pastarieji Citroenai yra labiau fokusuoti į komfortą. Jeigu esate crossoverių mėgėjai ir mėgstate sėdėti aukščiau, Stellauto jums gali pasiūlyti platų hibridinių automobilių pasirinkimą. Prancūziško liūto gerbėjai galės rinktis tarp mažesnio 2008 modelio ir neseniai pristatyto 3008 modelio.
C3008 modelis yra crossoveris, tačiau išlaiko pagirtiną stabilumą posūkiuose. Taip pat jo interjero dizainas yra visiškai atnaujintas. Tapo ne tik dailesnis, patogesnis, bet taip pat ir pažangesnis ir efektyvesnis. Ne tik Peugeot siūlo hibridinius automobilius, naujienų pateikė ir Opel, pasiūlydami Grandland modelį. Kurio žibintų sistema pavers naktį dieną. Tai išties įspūdingas automobilis, kurį beje apžvelgsime jau gana greitai. Turbūt pastebėjote, kad lig šiol dominavo Citroën, Opel ir Peugeot gamintojai, tačiau crossoverių segmente yra ir kiti gamintojai, kurie siūlo hibridinės sistemas. Vienas iš jų yra Jeep, kuris siūlo kelis crossoverių tipus – Avenger ir Compass. Abu šie crossoveriai važiuos vien elektra miesto kamščiuose ir netriukšmaus išvykose gamtoje. Compass yra didesnis ir labiau subalansuotas nusukti nuo kelio, tuo tarpu Avenger yra labiau pritaikytas kelionėms mieste. Turintiems menininko gyslelę, Alfa Romeo pasiūlys tonalę arba visiškai naują Junior modelį. Alfa Romeo aprėpia šių laikų technologijas ir laikui nepavaldžias kėbulo linijas. Tiek tonalė, tiek Junior nustebins vingiuotose keliukuose, nes būtent važiavimas yra išskirtinė savybė, skirianti jį iš kitų Stellantis ir to paties segmento automobilių. O taip pat pasijus hibridinės sistemos suteikiama galia. Bet jeigu norite atrodyti stilingai ir mėgstate ramesnes keliones, Fiat siūlo 600 modelį. Su ryškių spalvų pasirinkimu. Na, jeigu komfortiška pakaba yra svarbiau už viską, tuomet rinkitės Citroën C3 Aircross. Jeigu ieškote kažko įdomesnio, Peugeot ir Citroën siūlo rinkoje išskirtinius modelius. Peugeot 408 tai tarsi sedanas, visureigis ir kupė viename. Jis puikiai patiks tiems, kurie ieško stiliaus ir praktiškumo derinio pritaikyto kasdieniam naudojimui. Tuo tarpu Citroën C5X yra tarsi visureigis ir universalas viename. Jis siūlo daugiau erdvės ir komforto negu Peugeot, kurio filosofija yra artimesnė vairavimo malonumui. Tačiau abu šie modeliai yra sukurti tiek kelionėms mieste, tiek išvykoms tolėliau. Jie abu patogūs, erdvūs ir pilni saugumo ir patogumų funkcijų. Hibridinės sistemas rasite net jeigu jums reikia 7 vietų visureigio. Pavyzdžiui, Opel siūlo Frontera modelį, kurio dizainas kiek santūresnis. Tuo tarpu naujasis Peugeot 5008 tikrai neliks nepastebėtas gatvėje. Naujasis Peugeot modelis tapo modernus ne tik išorė, bet ir vidumi. O taip pat yra ir daug prabangos detalių. Pavyzdžiui, priekinės sėdynės vėdinamos ir šildomos, taip pat itin didelis ir lenktas ekranas, o kur dar begalė saugumo sistemų. Nors tai 7 vietų visureigis, tačiau su 360 laipsnių kamera ir davikliais jausitės užtikrintai ir saugiai tiek mieste, tiek važiuojant toliau. Viduje vyraus tyla, o elektra galėsite važiuoti ir didesniu greičiu. Su Stellauto siūlomų automobilių asortimentų kiekvienas ras sau tinkamą automobilį pritaikytą tiek miesto kelionėms, tiek ilgesnėms išvykoms. Pasirinkę hibridą ne tik sumažinsite degalų sąnaudas ir išmetamų dujų kiekį, bet ir prisidėsite prie tvaresnio pasaulio kūrimo. Jeigu norite daugiau sužinoti apie hibridus arba kitus Stellauto automobilius, sekite mūsų kanalą ir prenumeruokite jį, taip sužinosite visas naujienas pirmieji.